Jeigu kada nors teko stovėti virtuvėje ir galvoti, ar arbatinukas, kavos aparatas ir tas mažas šaldytuvėlis tikrai išgyvens, jei dingtų elektra, tuomet EcoFlow sistema greičiausiai yra tai, kas nuima nerimą nuo pečių. EcoFlow pasiūla šiandien labai plati. Nuo mažesnių EcoFlow Trail skirtų žygiams ir kelionėms iki milžiniškų EcoFlow Delta Pro 3, kurios renkasi verslai, servisai ant ratų ar net medicinos įstaigos. O tarp visų šių galimybių yra modelis, kuris tapo populiariausiu tarp realių vartotojų. EcoFlow Delta 3, nes jis sprendžia labai kasdieniškas problemas. Kai kurie mūsų klientai Delta 3 laiko namuose kaip atsarginį maitinimo šaltinį. Jei trumpam dingsta elektra, stotelė automatiškai perima maitinimą per UPS funkciją, kurios uždelsimas vos 10 milisekundžių. Talpos užtenka tam, kad maitintų šaldytuvą, kavos aparatą, kelis elektrinius virdulius ir net plaukų džiovintuvą. Turime klientę, kuri pasiimdavo Delta 3 į žygius. Plaukų viduryje jungia mini šaldytuvėlį su gėrimais, ledais ir elektrinį arbatinuką. Delta 3 įsikrauna maždaug per 1 valandą, garantuoja maksimalią talpą net iki 4000 ciklų, 5 metų gamintojo garantija, o prireikus galima pridėti papildomą bateriją. Stotelė turi 4 įprastus kištukinius lizdus, bei taip pat 2 USB bei 2 ypač galingus USB-C lizdus. Valdymas per programėlę dar vienas labai praktiškas dalykas. Pavyzdžiui, jei norite, kad būtų įkraunamas tik šaldytuvas, o kiti įrenginiai neliestų jūsų energijos rezervo, programėlė leidžia nustatyti pirmenybę vienam prietaisui. O jei norisi dar daugiau galios, yra nauja Delta 3 Max, puikiai tinkanti kemperiams ar smulkiam verslui, pavyzdžiui, mugėse ar turguose vietoje generatoriaus. Jei norite pamatyti Delta 3 gyvai, pačiupinėti, palyginti modelius ar tiesiog pasiklausti, kas tiktų būtent jūsų scenarijui, užsukite į Promaxa parduotuves Vilniuje ar Kaune.